Jei iš tiesų mes tikim, tai juda kalnai, ateiname ištroškę, laukiame tavęs. Laukiame tavęs. Tu pasaulį viešpatauji, bet ir mane žinai, išgelbėti panorai, iškart mus pamilai. Laukiame tavęs, tiesiame į tave rankas, tik tave aukštinam, giedam ištesėjai, ką žadėjai, nes ištikimas tu, tik artumo tavo reikia, reikia tik tavęs. Laukiame tavęs, tiesiame tiesiame į tave rankas, tik tave aukštinam, giedam.
paslėpk mane po savo sparnu. Savam glėby stipriam paslėpk mane, paslėpk mane po savo sparnu. Apkabink savam glėby stipriam. Ir kai siaučia jūros ir gausmai, aš virš jų pakilsiu su tavim. Tu valdovas tėve šių audrų, būsiu ramus, nes tu kartu. Siela mana, ilsėkis Kristuje, jo jėga, širdies ramybėje. Ir kai siaučia jūros ir gausmai, aš virš jų pakilsiu su tavim. Tu valdovas tėve šių audrų, būsiu ramus, nes tu kartu. Ir kai siaučia jūros ir gausmai, aš virš jų pakilsiu su tavim. Tu valdovas tėve šių audrų, būsiu ramus, nes tu kartu. Būsiu ramus, nes tu kartu. Būsiu ramus, nes tu kartu. Tikrai Viešpatie dėkojam, kad galim būti ramus tavyje. Net jei siaučia kažkokios audros, ar didelės, ar mažos, ar mūsų viduje, ar aplink mus. Dieve, mes dėkojam, kad tu esi su mumis, kad tu per viską mus pravedi, kad tu tiesiog eini su mumis kiekvienam žingsnį. Niekad neapleidi, niekad nepaleidi mūsų rankos, kad mes iš tiesų nepaskęstume. Mūsų augini ir kvieti eiti paskui tave, kvieti augti, kvieti stiprėti, stiprinti tas silpnasias savo vietas. Dieve, aš laiminu mūsų bažnyčią, Viešpatie. Tu įdėjai mum bendrai ir kiekvienam asmeniškai savo pašaukimą liudyti tave. Ir mes, Viešpatie, norim atlikti viską kokybiškai, ką tu mums esi patikėjęs atlikti. Su jautria širdim, su nusižeminimu, su atsiverimu tau veikti ir tau kalbėti per mus. Ir nešti tą šviesą, Dieve. Ačiū tau, Dieve, kad mus apglėbi, paguodi. Ir tiesiog rūpinės mumis ir rodai savo meilę nepaliaujamai, Viešpatie.
Dėkojam tau, Dieve. Vertas karalių tu kiekvienos giesmės. Vertas esi šlovės ir visos garbės. Savo gyvybės dvasią mums įkvėpei, gyvenam tau. Jėzau, tavasis vardas aukščiau kitų. Galią išgelbėt, Jėzau, turi vien tu. Savo gyvybės dvasią mums įkvėpei, gyvenam tau. Gyvenam tau. Niekas tau per amžius leis regėti tavo šlovę. Apreišk mums, kas esi, pripildyk savimi, padėk, skleis aplinkui tavo meilę. Jėzau, tavasis vardas aukščiau kitų. Galią išgelbėt, Jėzau, turi vien tu. Savo gyvybės dvasią mums įkvėpei, gyvenam tau. Gyvenam tau. Šventas tu ir neprilygsta, niekas tau per amžius leis regėti tavo šlovę. Apreišk mums, kas esi, pripildyk savimi, padėk,
viešpati Dieve, kad galim tave šlovinti. Ir meldžiam dabar, palaimink vaikus, Dieve, būk su jais. Laimink jų šitą laiką. Rodyk jiems savo džiaugsmą, rodyk jiems savo meilę. Mokyk juos, kaip būti tavo sekėjais, kaip būti tavo mokiniais. Laiminam viešpatę Rolandą, kai jisai bus su vaikais, Dieve, kalbėk per jį. Irgi nuženk šventąją dvasią ant jo. Ir laiminam mus kiekvieną. Dieve, tiesiog tu žinai, ką esi mums šiandien paruošęs. Ir meldžiam, prakalbėk mums viešpatę. Jėzus Kristus. Johanas pats prisistatys. You introduce yourself. It will be better. Yeah. Ir pasidalins, ką jisai veikia, kame jis tarnauja, kur yra jo bažnyčia. Tai vat, ir dalinsi žinia su mumis padrąsinimo apie Evangeliją. Tai vat, tai tegu viešpats laimina, Gustas vers. Tai gero laiko, palaiminto laiko. Atverkim širdis. Yeah, you're welcome. Good morning. Labas rytas visiems. It is a pleasure to be with you this morning. Malonu būti su visais šiandien. I have been in Kaunas about 3 or 4 times already since January, Nuo sausio esu 3 ar 4 kartus jau buvęs Kaune. meeting with the different pastors and leaders.
susitikti su skirtingais lyderiais ir pastoriais. But it's my second time preaching in Kaunas. Antrą kartą, kai pamokslauju Kaune. And what a privilege it is to be with you this morning. Esu privilegijuotas čia būti su jumis. My name is Jokvan Sakariasen. Mano vardas Jokvan Sakariasenas. So, and I'm Scandinavian, Aš esu iš Skandinavijos. Danish. Danas. But I live on some islands called the Faroe Islands. Ir gyvenu salose, kurios vadinasi Fererų salos. And a population of 50,000 people. Populiacija yra 50,000 žmonių. And I'm a pastor. Esu pastorius. I've been the pastor of the same church for 25 years. Tos pačios bažnyčios pastorius esu jau 25 metus. And also have the privilege to work with the Billy Graham Evangelistic Association. Ir turiu privilegiją dirbti su Billy Grahamo asociacija. And that is my reason for being here. Ir tai mano priežastis šiandien čia būti. We are, Lord willing, planning a festival of hope in September 2027. Ir 27 metais, jeigu Dievas duos, mes planuojam dar vieną evangelizacinę tokią konferenciją. And you might wonder, what are you doing already here in April 26? Ir jūs turbūt klausite, 26 metai, kodėl tu čia esi balandžio mėnesį. Well, if we only did an event Jeigu mes darytume tik tai pačią konferenciją at the Siemens Arena, Siemens arenoje, I would fly in 1 month before atskrisiu vieną mėnesį prieš, and just set it up viską pastatysim and then fly out again. ir tada išskrisim. But that's not what it's about. Ir ne apie tai viskas yra. This is about gathering the churches in this nation together. Tai yra apie surinkti bažnyčias vienoje vietoje kartu. And encouraging every Christian in every church Ir kiekvienoje bažnyčioje, kiekvieną krikščionį padrąsinti, to begin to invest their lives in their non-Christian friends. kad pradėtų investuoti savo gyvenimais į kitų draugų, tokių krikščionių gyvenimus. So that each individual person begins to take personal evangelism seriously. Kad kiekvienas krikščionis žmogus pradėtų evangelizmą imti taip, rimtai, imti už žagų. And we hope that as many Christians as possible Ir mes tikimės, kad kuo daugiau žmonių, kuo daugiau krikščionių will invite at least one of the non-Christian friends to the event. pakvies bent vieną nekrikščionį draugą į susitikimą. So that they can hear the gospel being preached. Kad jie išgirstų evangeliją. And so I'm going to ask you to put into your calendar Taigi prašysiu jūsų visų įsirašykite į kalendorius. September 18 and 19, 27. 18 and 19. Yeah. 18 ir 19 rugsėjo mėnesio 27 metų. Where we will gather hopefully thousands of people. Kur mes surinksime tikėtina tūkstančius žmonių. But more importantly, Bet labiau svarbu, I do pray that this church, meldžiu, kad šita bažnyčia. and I'm sure you already are because you have a good pastor, I have gotten to know him a little bit. Ir tikiu, kad jau dabar tai darote, nes turit nuostabų pastorių, aš jau su juo susipažinau. Take personal evangelism seriously. Imate tą evangelizmą, asmeninį evangelizmą jau rimtai imate. And as a pastor, I encourage my people to live their Christian life where they are. Ir aš pats kaip pastorius raginu savo bažnyčią gyventi savo krikščionišką gyvenimą ten, kur jie yra. And many of the people that I lead Ir dauguma žmonių, kuriuos aš vedu, say to me, I don't know how to witness to a person, sako, nežinau, kaip paskelbti kitam žmogui. how to share my faith with a person and explain the gospel to them. Kaip pasidalinti savo tikėjimu, kaip pranešti gerąją naujieną. Maybe you have the same questions. Galbūt tu turi tos pačius klausimus. So what we are offering as the Billy Graham Association Tai kaip Bilio Grahamo asociacija, ką mes siūlome, is that throughout all of 27 until September, kad per visus 27 metus iki rugsėjo 27 metų rugsėjo, we are offering a course on how to share your faith. mes dalinamės tokiu kursais, kaip dalinti savo tikėjimu. And we hope to teach this course in all the churches all around the country. Ir mes tikimės, kad visoje šalyje, visose krikščionių bažnyčiose mes galėsime pasidalinti šito kursu. And we will train Lithuanian
Bible teachers to teach the course in their own language. Ir mes Lietuvos Biblijos mokytojus išmokinsim, kad tą kursą skelbtų savo kalboje, lietuviškai, savo šalyje, savo bažnyčiose. And so I and my colleague will be traveling into Lithuania Taigi aš ir mano kolega mes keliausim per Lietuvą every month. kiekvieną mėnesį. And we started back in January. Mes jau pradėjome nuo sausio mėnesio. And then until September next year, we will go back and forth from home and here every month. Ir dabar kiekvieną mėnesį iki kitų metų rugsėjo mes keliausim pirmyn ir atgal kiekvieną mėnesį. Be in Lithuania for about 10 to 14 days every month. Ir kiekvieną mėnesį mes nuo 10 iki 14 dienų būsim Lietuvoje. And then home a little more than 2 weeks also. Ir tada atgal į namus po irgi maždaug 2 savaitės. Fortunately, my children are grown up. Sėkmingai taip, kad mano vaikai jau užaugę. But my colleague, his name is Natek, he's from Poland. Ir mano kolega, kuris yra, name what, sorry? Natek. Jo vardas Natik ir jis yra iš Lenkijos. He still has little smaller children at home. Ir jis dar turi labai mažus vaikus namuose. And that is always a sacrifice that a family has to make. Ir tai būna dažnai tokia auka, kurią šeima turi padaryti. So please pray for us as we are in this country and reaching out to the churches. Ir prašau melskitės už mus, kai mes esame šitoje šalyje ir bandome pasiekti visas bažnyčias. And please also pray for the festival. Ir prašau melskitės už tą patį festivalį, renginį, That many people will give their lives to Jesus. kad kuo daugiau žmonių atiduotų savo gyvenimus Jėzui. You know, a festival like this one that we are planning Nes toks renginys, kurį mes dabar planuojame, does not promise that there will be a big revival in Lithuania. neprižada, kad bus toks didžiulis atgimimas visoje Lietuvoje. The main purpose is to encourage the church to take personal evangelism seriously. Pirminis tikslas yra padrasinti bažnyčias, kad jos rimtai apsimtų evangelizaciją. But we pray that many people will give their lives to Jesus. Bet mes meldžiamės, kad kuo daugiau žmonių atiduotų savo gyvenimus Jėzui. And then when the festival is finished in September 2027, Bet kai festivalis bus baigtas 27 metų rugsėjai, we will stay in the country at least 2 to 3 months after that mes pasiliksime šitoje šalyje 2-3 mėnesius, to make sure that everyone who is saved kad pasirūpintume, kad tie visi, kurie pasakė taip Jėzui, but does not belong to any church, bet dar nepriklauso jokiai bažnyčiai, we want to make sure that we follow them up kad mes su jais susisiektume ir toliau pratestume, so that they can come into churches kad jie galėtų įsilieti į bažnyčias and become part of a church family ir galėtų patapti bažnyčios šeima and be discipled ir būtų mokinystėje, so that they grow in their faith. kad jie užaugtų tikėjime. You know, but we will see a large people also saved by Christians inviting them to come to church. Mes matome daug žmonių įtiki vien dėl to, kad juos pakviečia ateiti į bažnyčią. So imagine Įsivaizduokit, if each one of you jeigu kiekvienas iš jūsų now dabar begins to pray intimately for a non-Christian friend. taip stipriai, nuoširdžiai pradėtų melstis už savo netikinčius draugus And you begin to invest your life into their lives. ir pradėtumėt investuoti savo gyvenimus į jų gyvenimus. And you might invite them to come to church here. Ir galbūt jūs pakviesite juos čia į bažnyčią. But the festival is a good way because it's a big thing with lots of music. Bet festivalis yra toks, lengvesnis dalykas, nes ten yra daug tokio muzikos. It might be easier to invite them to an event rather than to church to begin with. Sometimes it's easier to invite them to something. So, dar dažniau yra lengva pakviesti į tokį susitikimą, kur kažkas jau pasiruošęs, negu kad pakviesti juos į savo bažnyčią. But you're praying for that person. Bet jūs melskitės už tą žmogų. And you're investing your life into that person. Ir jūs investuojat savo gyvenimus į tą žmogų. And you get to know each other. Ir jūs susipažįstat ir dar labiau. Now imagine at the festival, Ir įsivaizduokit festivalyje pačiam. when the invitation is given after the gospel has been preached, Ir po to, kaip pristatoma jau geroji naujiena, jau kviečiama į priekį, your friend gives his or her life to Jesus. tas jūsų draugas atiduoda savo gyvenimą Jėzui. This church will grow 100%. Ir šita bažnyčia paaugtų 100%. If every one of you invites one, Jeigu kiekvienas iš jūsų pakviestumėt vieną. and if that person
gives their lives to Jesus, jeigu tas žmogus atiduos savo gyvenimą Jėzui, then all these chairs will be full. tada visos šitos kėdės būtų prisėstos. And you will be involved with helping these new Christians grow in their faith. Ir jūs galėtumėt padėtis kiekvienam tam krikščioniui augti jų tikėjime. And as they grow, Ir kai jie augs, you grow with them. ir jūs augate kartu su jais. And the church becomes not only larger, Ir bažnyčia patampa ne tik didesnė, but healthier, bet ir sveikesnė. because you are taking what Jesus told us to do seriously. Nes jūs imate rimtai tai, ką Jėzus liepia mums daryti. So it's really up to every church. Taigi tai yra kiekvienos bažnyčios atsakomybė. What is your desire to grow? Koks jūsų tikslas yra augti? And then through discipleship, what is your desire to grow in your knowledge and love of Jesus Christ? Ir per mokinystę, koks jūsų tikslas augti pažinime ir Jėzus Kristus pažinime. We do these festivals all around the world. Mes tos festivalius darome per visą pasaulį. And many people are giving their lives to Jesus. Ir labai daug žmonių yra davę savo gyvenimus Jėzui. You know, we often hear that the church is declining in Europe. Ir mes dažnai girdime, kad bažnyčia yra mažėja Europoje. And the churches are shutting down. Ir kai kurios bažnyčios visai užsidaro. I see quite the opposite. Aš matau visai atvirkščiai. I would say that the churches that are closing down Aš matau, kad tos bažnyčios, kurios užsidaro, should have closed down for a long time ago, jau turėjo užsidaryti labai seniai, because they are not preaching the gospel. nes jie neskelbia Evangelijos. And they are not taking the Great Commission seriously. Ir jie to didžiojo įsakymo neima rimtai. And where the gospel is not being preached, Ir ten, kur Evangelija nėra skelbiama, people are not being fed. žmonės nėra pakeičiami. And the deep questions of life are not answered or satisfied, Ir giluminiai gyvenimo klausimai nėra atsakyti ir patenkinti, because Jesus Christ is not in the center. nes Jėzaus Kristus nėra centre. But I want to let you know Aš noriu Jums pranešti. that churches are starting all over Europe. Naujos bažnyčios atsidaro visoje Europoje. Not in formal church buildings, Ne formalūs bažnyčios pastatai, but in living rooms where people live. bet svetainėse, kur žmonės gyvena. Or in a floor somewhere in an apartment where people come together. Arba kažkokiam vienam aukšte, kur žmonės gyvena kartu. Or in a bar. Arba baruose, Or in a theater arba teatruose, where people come together. kur žmonės susirenka. Or in university campuses Argi universitetų miesteliuose, where they find a room to come together as students. kur susirenka studentai kartu. So the organized church in Europe, the kind of old way of church in Europe is declining. Taigi tas senasis būdas, kaip bažnyčia susirinkdavo, taip, jis mažėja. But new living churches are being born. Bet naujos, tokios gyvos bažnyčios, jos statosi iš naujo. And I got a privilege to see this with my own eyes. Ir aš turėjau privilegiją tai pamatyti savo akimis. In so many countries around Europe. Daugelį Europos šalių. And I believe this is true of Lithuania as well. Aš tikiu, kad tai Lietuvoje irgi vyksta. People are searching. Žmonės ieško. People are looking for something. Žmonės kažko bando atrasti. Young people are tired of trying all the things that don't work. Jauni žmonės jau pavargo nuo visų bandymų, kurie neveikia. And we have what they are looking for. Ir mes turime tai, ko jie ieško. And it's not a thing. Tai yra nedalykas. It's not a program. Tai nėra programa. It is a person. Tai yra žmogus. And his name is Jesus Christ. Ir jo vardas Jėzus Kristus. He is not here to solve all our problems. Jis nėra čia, kad išspręstų visas mūsų problemas. He is here to save our soul. Jis yra čia, kad išgelbėtų mūsų sielas. And then to be with us Ir kad būtų through su the mumis challenges of life. per visus gyvenimo iššūkius. Not to save us from it, Ne, kad išgelbėtų mus nuo jų, but to mature us through it. bet kad mus padrasintų per tos iššūkius. And that's what I believe that we are called to. Ir aš tikiu, kad mes tam esam pašaukti. And I would like to share a message with you this morning about what we are called to. Ir šiandien ryte norėčiau pasidalinti su jumis žinute, kuriai mes esam pašaukti visi. But before I do that, let me just introduce to you very quickly my family.
Ir prieš tai darant, aš pristatysiu jums savo šeimą. So I'm married, Aš esu susituokęs, one wife, viena žmona. and her name is Un. Jos vardas Un. And in my language, it means beloved. Ir mano kalboje tai reiškia mylima. And we have been married for 34 years. Ir mes susituokę 34 metus. And 3 grown-up children. Ir 3 užaugę vaikai. And they all live in Copenhagen. Ir visi gyvena Kopenhagoje. And they are finished with their studies. Ir jie jau baigė studijas. And now work in the city. Dirba mieste. And we have a privilege to be with them a lot also. Ir dažnai turime tokią privilegiją su jais pabūti. And they have been with us all the way since we started our church back home. Tai jie buvo su mumis nuo tada, kai jie buvo labai maži, kai mes tik pradėjome bažnyčią. We started the church 25 years ago in our living room. Tai mes prieš 25 metus pradėjome bažnyčią savo svetainėje. And we have seen how the Lord has also blessed our church as we are growing slowly. Ir matėme, kaip Dievas laimina mūsų bažnyčią po truputį, kai mes irgi augome. And it is a privilege to come here to be with you this morning. Ir tokia nuostabi privilegija ateiti čia ir būti su jumis šį rytą. And just to share with you some thoughts from the Bible. Ir pasidalinti su jumis kokiomis mintimis iš Biblijos. And to hear what God wants to say to us through His Word. Ir išgirsti, ką Dievas mums nori pasakyti per savo žodį. I believe that God's Word is living. Aš tikiu, kad Dievo žodis yra gyvas. It has the power of the Holy Spirit to speak into the depths of our lives. Ir turi šventosios dvasios jėgą kalbėti į gilų mūsų širdies kampelius. And as we come together this morning, Ir kai mes čia susirinkame, we probably come from all kinds of different circumstances, mes atvykstame iš visokių skirtingų situacijų, all kinds of struggles and questions. iš visokių klausimų ir sunkumų. But as we come together, Bet kai mes susirinkame kartu, we are one. mes esame viena. And the Holy Spirit will speak into our lives individually. Ir šventoji dvasia individualiai kiekvienam iš mūsų kalba skirtingai. And I pray that I can bring you a word of encouragement this morning. Ir aš tikiu, kad aš galiu padrąsinimo žodį atnešti jums And šiandien. also a word of challenge. Ir iššūkio žodį irgi. And I would like to read from Matthew 28. Paskaitysim iš Mato Evangelijos 28. It is the last verses of the last chapter in the book of Matthew. Paskutinės eilutės paskutinio Mato skyriaus. So maybe you could read in Lithuanian from verse 16 to the end. Verse 16 to the end. Nuo 16 eilutės Jėzus priesaikas mokiniams. 11 mokinių nuvyko į Galilėją ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatė mokiniai, parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo. Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios dvasios, mokydami laikytis visko, ką esu jums įsakęs. Ir štai esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Amen. May the Lord bless His word. Dievas tą laimina šitus žodžius. So here we have the disciples. Ir čia mes turime mokinius. They are confused. Jie pasimetę. Just a few days ago they saw Jesus being taken away by the soldiers. Prieš kelias dienas jie matė, kaip Jėzų pasiėmė sargybiniai ir karininkai. Crucified on the cross. Jį prikala prie kryžiaus. And not quite sure of the resurrection. Ir patys nelabai įsitikinę dėl prisikėlimo. But Jesus told them to gather at the mountain. Bet Jėzus liepė jiems susirinkti ant kalno. And here in the end of Matthew 28, they come together hoping that they will see him. Ir čia jie, Mato Evangelijoje rašoma, kad jie tokie su lūkesčiu susirenka jį pamatyti. And then verse 16 says, when they saw him, they worshipped him. Ir 16 eilutė rašo, kai jie jį pamatė, jie pagarbino jį. You know, they were followers of Christ. Jie buvo sekėjai Kristaus. Jesus has said to them in the beginning, follow me. Ir pradžioje eilutėje Jėzus sako jiems, sek mane. And they had done that for 3.5 years. Ir tai jie darė 3,5 metų. And the first thing that they do when they see him,
Ir pirmas dalykas, ką jie daro, kai jį pamato, it is in the nature of a follower. tai yra natūralu pačiam sekėjui, And that is they worship him. kaip Biblija sako, pagarbino jį. And I believe for us Ir aš tikiu mums, that our lives kad mūsų are gyvenimai founded on who we are. yra pastatyti ant founded. Yeah, the foundation on who we are Mūsų gyvenimo pamatas yra is that we are worshipers. tai, kad mes esam šlovintojai. So in other words, the foundation of who we are is that we are worshiper of Jesus Christ. Taigi mūsų gyvenimo pamatas yra tai, kad mes esam Jėzaus Kristaus šlovintojai. And as we follow him, Ir kai mes sekame jį, we worship him. mes šloviname jį. It is by nature who we are. Ir mums tai turėtų būti natūralu. You know, some of them, Ir kai kurie, the text says, Biblijoje taip sako, they doubted. jie abejojo, They were not sure. jie nebuvo tikri, They had questions. jie turėjo klausimų. Is this really true? Ar tai tiesa? There are so many doubts in my life. There are so many things that stand in the way. Netgi mano gyvenime yra tiek daug tokių klausimų, kurie stovi kaip priešais, kaip toks užkarda. Maybe that's true here this morning as well. Gal ir tau tai yra dabar tiesa šiandien ryte. We go through different seasons in life. Mes einam per skirtingus sezonus mūsų gyvenimuose. And there are different things that we face in life. Ir skirtingus dalykus mes sutinkame gyvenime. Sometimes it's very natural for us to worship Jesus Kartais tai yra mums labai natūralu garbinti Jėzų and give him all the glory. ir jam atiduoti visą šlovę. And we praise his name. Ir mes šloviname jo vardą. But other times, Ir kitais kartais, especially in difficult times, ir tokiais sudėtingais kartais, it is not always so easy. nėra taip lengva. There might be something that has come in. Galbūt kažkas viduje spaudžia. Might be a disappointment. Galbūt širdgėla, nusivylimas. It might be hurt. Galbūt skausmas. It might be anger. Galbūt pyktis. It might be some kind of resentment has taken place in your heart. Galbūt kažkoks atmetimas susikūrė širdyje. And it's difficult to praise him. Ir labai sudėtinga yra šlovinti jį. But the text says Bet Biblijoje sako, that Jesus stepped towards them. Jėzus žengė link jų. In other words, wherever we are when it comes to our response to him, Kitais žodžiais tariant, kad ir kur mes bebūtume santykėje su juo, he does not change. jis nesikeičia. His heart for you does not change. Jo širdis tau nesikeičia. His passion for you does not change. Jo aistra tau nesikeičia. His calling in your life does not change. Jo pašaukimas tau nesikeičia. He called his disciples to come to him, Jis pašaukė savo mokinius ateiti pas jį, to keep following him. kad sektų jį. And they had different responses. Ir jie turėjo skirtingus atsakymus. Jesus does the same in our lives today. Ir Jėzus daro tą patį mūsų gyvenimuose. He calls us Kviečia mus to come to himself ateiti pas jį and follow him. ir sekti jį. No matter where we are in life, Nesvarbu, kur mes esame gyvenime. whether we change or not, Ar mes keičiamės ar ne, he will not change. jis nepasikeis. And sometimes it has to do with a trust issue, Ir kartais tai būna tokio pasitikėjimo klaida. especially people who have been hurt. Ypač tiem žmonėms, kurie buvo sužeisti. How difficulty with trust. Sudėtinga yra pasitikėti. When someone close to you Kai kažkas artimas tau hurts you sužeidžia tave or disappoints you, arba nuvilia tave, you become very careful tu pasidarai labai atsargus and you take a distance ir atsitrauki, because you do not want to be hurt again. nes nebenori būti sužeistas So you vėl. step away from that person. Atsitrauki nuo to žmogaus. And it takes a long time to build trust again. Ir labai ilgai užtrunka, kol tas pasitikėjimas vėl būna atkurtas. And it takes a long time to love again. Ir labai ilgai užtrunka vėl pradėti mylėti. Jesus knows that.
Jėzus tai žino. He understands where we are. Jis puikiai supranta, kur mes dabar esame. But most of all, he knows who we are. Bet dar geriau jis žino, kas mes esame. He knows that we are worshipers. Jis žino, kad mes esame šlovintojai. And he will continue to draw us. Ir jis nenumalsda, kaip tas žodis, To draw us to himself. jis vis ir vis trauks link savęs mus, Because he's trustworthy. nes jis patikimas. You can trust him. Jūs galite jo pasitikėti. You can come close to him. Galite priartėti prie jo. You can hear his voice calling you. Jūs galite girdėti jo žodį šaukiant jūs. You do not have to be fearful of him. Jūs neturite jo bijoti. You know, there are so many cultures, Yra daugybė kultūrų, even church cultures, netgi ir bažnytinių kultūrų, that are built on fear. kurios yra pastatytos ant baimės. Afraid to say what you think. Baimė pasakyti tai, ką tu galvoji. Afraid to be honest. Baimė būti atviram. So we are just polite. Taigi mes tiesiog esam mandagus, But sometimes not truly who we are. bet kartais ne iš tiesų, kokie mes esame. But a love culture, Bet meilės kultūroje, where love is on the highest shelf, kai meilė yra tokia aukščiausioje lentynoje, we are free to express ourselves. mes esame laisvi išreikšti save. We are free to be who we are. Mes esame laisvi būti, kokie mes esame. And that is what Jesus wanted his disciples to experience. Ir tai yra, ką Jėzus norėjo savo mokiniams patirti. Before he gave them any commission, Prieš jiems duodant kažkokį įsakymą ar kažkokią užduotį, he wanted them to know that you can come near to me. jis norėjo, kad jie žinotų, kad jie gali ateiti pas jį. And for those who doubted, Ir tie, kurie abejojo, he took the step to come close to them. jis pats žengė link jų arčiau. And Jesus does that continuously in my life and in your life. Ir Jėzus tai daro ir mano gyvenime, ir jūsų gyvenime nuolatos. Trust him. Pasitikėk juo. If you have given your life to Jesus, Jeigu atidavai savo gyvenimą Jėzui, you're in him. tu esi jame. He's your savior. Jis tavo yra You gelbėtojas. have a Father in heaven Jūs turite tėvą danguje, who loves you, kuris jūs myli, who does not want to bring fear into your life. kuris nenori jums atnešti baimės You have jūsų the Holy gyvenime. Spirit who has indwelt you Jūs turite šventąją dvasią, kuri jumise dvelkia, to make you more and more like Jesus. kad jūs dar ir dar labiau pasidarytumėte And kaip Jesus Jėzus. draws you near to himself. Ir Jėzus kviečia link jo artėti. That is your position. Tai yra jūsų pozicija. That is who you are. Tai yra kokie jūs esate. You know, I come from islands Ir aš atkeliavau iš salų, in the middle of the North Atlantic Ocean. viduje tiesiog šiaurinio Atlanto vandenyno. In the winter, we have very strong storms. Žiemą mes turime labai stiprias audras. So we have to build these long piers out into the ocean. Mes turime pastatyti tokius ilgus, tokius kaip piers, toks kaip uždangas vandens, kad bangas It's sulyginti. built of rock that we build into the ocean Tokius iš akmenų pastatytus molus, jo. so that the ships can come inside this big pier Kad laivai apiplaukę juos galėtų į vidų įplaukti. to be safe from the big waves outside. Kad būtų apsaugoti nuo tų didžiulių bangų, kurios yra už tų ribų. And the ships are safe in that harbor Ir tie laivai yra saugus uoste, because that is their position. nes tai yra jų pozicija. It's the same with the Christian life. Taip pat yra su krikščionių gyvenimu. Whatever life might look like, Kad ir kaip gyvenimas atrodytų, whatever storms there are in our lives, kad ir kokios audros gyvenime bebūtų, your position is safe in the harbor of God himself. tavo pozicija yra saugi, kai tu esi Dievo uoste. That is who you are. Tai, kas tu esi, You belong to Christ. tu priklausai Kristui. He has saved you. Jis tave išgelbėjo. When you give your life to him and you confess your sins, you are his child. Kai tu atiduodi savo gyvenimą Kristui, tu esi jo vaikas, tu And esi he, Dievo and vaikas. he will keep drawing you close to him. Ir jis vis ir vis artins tave prie savęs. Also when we doubt, he will step close to draw us near to himself.
Ir tada, kai mes abejosime, jis žengs link tavęs, kad priartėtų. We are worshipers. Mes esam garbintojai. And the life of worship is seen in everything that we do. Ir garbintojo, In everything that we do, we are worshipers. kad ir ką mes bedarytume gyvenime, mes esam šlovintojai. Not only Sunday when we sing Ne tik sekmadieniais, kai mes giedame, or pray and preach and are together in church. ar kai meldžiamės ir pamokslavome, kai esame bažnyčioje. Every moment of life, in everything we do, Kiekvienas mūsų gyvenimo momentas, kad ir ką mes bedarytume, we are worshipers of Jesus. mes esam šlovintojai Kristaus. And our goal in life is to make His face beautiful in our lives. Ir mūsų tikslas gyvenime yra padaryti, kad jo veidas būtų gražus mūsų gyvenimuose. You know the Danish philosopher Kierkegaard. Yra Danų filosofas Kierkegaardas. He had this saying, Jis sako tokį posakį. in the context of being worshipers. Šlovintoje tokioj akivaizdoje. We live our lives in the audience of one. Mes gyvename, mes esam vieno akivaizdoje. So life is not about what other people are seeing. Tai nėra tai, ką mes gyvename prieš visus kitus žmonės. What is important is that one is seeing how we live. Vienas mato, kaip mes gyvenam. And that person is God Himself. Ir tas vienas yra Dievas. We are worshipers of God. Ir mes esam to Dievo garbintojai. Now, then secondly, Ir antra, who we are, kas mes esame, that is worshipers, kaip šlovintojai, will be then reflected in what we do. bus kaip atsakas į tai, ką mes gyvenime darome. So what do we do? Taigi, ką mes darome? Well, Jesus says that in the text. Ir Jėzus tai sako tekste. What is our main purpose in life after or as we are worshipers? Po to, kai mes esam šlovintojai, koks yra pirmas mūsų tikslas? Make disciples. Padaryti mokinius. In other words, our life is to present Jesus to others. Kitais žodžiais, mūsų tikslas gyvenime yra pristatyti Jėzų kitiems. How do we do that? Kaip mes tai darome? Well, the text also gives us that. Tekstas irgi tai sako mums. There are three ways that we make disciples, Yra 3 būdai, kaip padaryti mokinius. according to this text. Šitame tekste. Now, notice that the text does not say make Christians. Tekstas nesako padarykite krikščionius. It says make disciples, Jis sako padarykit mokinius. which is a process. Kas yra procesas? So the first way is go. Pirmas yra būdas, yra eikite. That means don't sit in your chair and do nothing Tai reiškia, nesėdėkite savo kėdėje ir nedarykite nieko. and expect that everyone else is going to do it and you are not. Ir tikėkitės, kad kažkas kitas tai padarys ir jūs galite nieko nedaryti. Become active, Pasidarykite aktyvūs. take responsibility, Pasimkite atsakomybę. live up to the calling that Jesus has called us. Išgyvenkite tą pašaukimą, kurį Dievas mums davė. And you might ask, how do we then do that? Ir tada jūs klausite, kaip tai padaryti? How do I go and make disciples? Kaip aš turiu eiti ir padaryti mokinius? I would say that it depends on who you are. Ir aš atsakysiu, kad priklauso nuo to, koks tu esi. Because God has created you. Nes Dievas sukūrė tave He has given you your personality. ir davė tau tavo asmenybę, He has given you your gifts. davė tau tavo dovanas. Both gifts from birth Pirmas 2 dovanas davė tos dovanas, kurias tu gavai gimęs, So you are good at something, really good at something. tai tu esi kažkame labai geras, But then God has also given you spiritual gifts. bet antra, jis davė tau ir dvasinės dovanas, God has given you your passion, davė tau tavo tokią aistrą some things that you just love. kažkokiems dalykams, kuriuos tu tiesiog be galo taip myli. And then God has given you your story, your experiences in life. Ir tada Dievas tau davė tavo istoriją, tavo patirtis gyvenime. So how do you go? Taigi kaip tu turi eiti? How do you become active in making or presenting Jesus to others? Kaip tu gali būti aktyvus tame žinutėje, Jėzaus žinutėje nešime? First of all, according to your own personality. Tai visų pirma, pagal savo asmenybę, Because nes sometimes we see a person who is very active and a great evangelist. ir mes matome kartais tokį žmogų, kuris labai aktyvus ir toks stiprus evangelistas. And he has a very,
outgoing personality. Ir turi tokią ekstraverto asmenybę tokią, But you're an introvert. bet tu esi introvertas. And you think, I can never do that. Ir tu galvoji, aš niekada negalėčiau taip daryti. So I cannot be used. Ir aš negaliu būti panaudotas. That is a lie. Ir tai yra melas. God wants you then, as the introvert, to do it in the introvert way. Ir Dievas nori, kad tu kaip introvertas darytum tą ėjimą kaip introvertas. And that might just be in a little talk with someone or a cup of coffee in a cafe. Tai gali būti kavinėje puodelis kavos su draugu viens ant vieno. Or across the desk in your work. Arba šalia stalo, kai tavo darbe sėdi. Or whatever opportunity God gives you according to your personality. Arba bet kas tokį duoda tau Dievas tą artimą ryšį su kažkuo tam pagal tavo asmenybę. If you make this prayer every morning, Jeigu šitą maldą melsies kiekvieną rytą, Lord, will you open doors for me to present you to someone today? Dieve, atverk duris šiandien man kažkam tave pristatyti. You will know that there are many opportunities Tu suprasi, kad yra begalės galimybių, because you become conscious of it. nes tu patampi stebintis aplinkas. So the first thing is to say, I will take responsibility as a person Tai pirmas dalykas, sakai, aš prisiemu atsakomybę kaip asmuo, to present Jesus to others pristatyti Jėzų kitiems žmonėms, when the opportunity is there in a natural way, kai galimybė yra ten natūraliai atsirandusi, wherever I am. kad ir kur bebūčiau. And then secondly, Ir antra, how do you make disciples? ir kaip padaryti mokiniais, By baptizing, he says. pakrikštijant, Jėzus sako. So at one point, this person that you build a relationship with gets saved. Tai kažkurio momentu tas žmogus, su kuriuo jūs turite tą ryšį, yra išgelbėtas. But Jesus did not say, just get people saved. Bet Jėzus nesako tiesiog padarykite, kad žmonės būtų išgelbėti. Make disciples also means make them mature. Padarykite mokiniais, reiškia, kad padėkite jiems ir subręsti. So what is baptism? Tai kas yra krikštas? It is not only going under the water and then coming up again. Tai nėra tiesiog panardinimas į vandenį. It is that, and that is important. Tai yra taip, dalinai, bet ne visai. But on a spiritual level, Bet dvasinė lygmeniu, the word baptizo žodis baptizo, means to immerse, reiškia go So- under, panardinti, so that you become totally covered by this. kad būtum visiškai pilnai tame apnardintas. That's why we baptize people going under the water. Dėl to mes ir nardiname žmonės vandenyje. And he says, do that in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ir Jėzus sako, darykite tai vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios So Dvasios. baptism means becoming one with. Ir krikštas reiškia patapti vieną su, Becoming one with the Father, the Son, and the Holy Spirit. patapti vieną su Tėvu, Sūnum ir Šventąja Dvasia. In other words, become more like the Father, become more like the Spirit, become more like the Son. Kitais žodžiais tariant, patapti labiau kaip Tėvas, patapti labiau kaip Sūnus, patapti labiau kaip Šventoji Dvasia. And the more you get to know God through scriptures and through revelation, Ir kuo labiau tu pažinsi Tėvą per būtent Bibliją ir per apreiškimus, the more you become like Him. tuo labiau patapsi kaip Jisai. And then he said, now, and also observe them to, or teach them to observe everything that I have taught you. That's the third way. Teach them everything that I have taught you. Ir trečias būdas yra, sako Jėzus savo mokiniams, mokinkite juos tai, ką aš jūs mokinau. In other words, your life with Jesus, Kitais žodžiais, jūsų gyvenimas su Jėzum, your knowledge of His grace, jūsų supratimas jo malonės, your knowledge of what He does in your life. jūsų supratimas jo meilės jūsų gyvenimuose. Teach others to live that way also. Mokinkite kitus žmonės irgi taip gyventi. And that's how we make disciples. Ir tai, kaip mes darome mokiniais. Now, the third thing that this text teaches us Dar vienas dalykas, ką šitas tekstas mokina mus, is that the strength that we have to make disciples
ta jėga, iš kurios mes galime semtis, kad mes galėtume daryti mokinius, is not our own strength. tai nėra mūsų pačių jėga. We do not live with Jesus based on our own strength. Mes negyvename su Jėzum vien iš savo jėgų. In verse 18, Ir 18 eilutė. Jesus steps close to them Jėzus priartėja prie jų and he says, all authority has been given to me in heaven as on the earth. Visas valdžia yra duota man ir danguje, ir žemėje. We live the Christian life in his authority. Mes gyvename krikščionio gyvenimą jo valdžia. You know, there are two Greek words Yra du graikiški žodžiai, that has to do with power and authority. kurie turi susijęs su jėga ir autoritetu ir valdžia. One you probably know, Vieną turbūt žinote, dunamis. dunamis. Dynamite comes from that word. Žodis dinamitas ateina iš to žodžio. Explosive power. Sprogimas, sprogstanti širdis. And Jesus uses that word in Acts 1:8. Ir apaštalų darbų 1:8 Jėzus naudoja tą žodį. You shall receive power. Jūs gausite jėgą. But Jesus uses another word for himself here Bet savo jis naudoja kitą žodį, that has the concept of all power, kuris turi tokį konceptą visos jėgos, but also the concept of authority. bet taip pat kartu ir autoritetą, valdžią, Someone that is above in authority everyone else. kuris turi valdžią, kuris turi autoritetą virš visų kitų. You know, a police officer and a criminal both have power. Tai nusikaltėlis ir policijos pareigūnas abudu turi kažkokią jėgą, Because they have a gun. nes jie turi ginklą. But only one of them has authority Bet tik vienas iš jų turi autoritetą to use that. naudoti tą ginklą. It's not a criminal. Ir tai nėra It's nusikaltėlis. a police officer. Tai yra policijos Because pareigūnas. he has been given authority by someone above him to use it. Nes jis gavo tą valdžią, tą galę naudotis tuo ginklu iš kažkokio autoriteto, iš dar aukščiau. Or let's take a football game. Ir paimkite žaidimą futbolą. 22 men are running out there in the field. 22 žmonės bėga laukuose. They have dynamite. Jie yra kaip dinamitas. They are strong. Jie stiprus. But only one person on that field has authority. Bet tik vienas iš jų turi tą autoritetą. And that's a little guy with a whistle in his mouth. Ir tai yra tas žmogus su švilpuku burnoje. The referee. Teisėjas. He calls the shot. Jis atsakingas yra. Jesus says, Jėzus sako. I'm the one who calls the shot. Jėzus sako, aš esu tas, kuris esu atsakingas. I have been given all authority. Aš esu tas, kuris esu gavęs visą autoritetą. I rule everything. Aš valdau viską. And we go in his authority. Ir mes einame su jo autoritetu. Because after he says, I have been given all authority, then he says, now go. Kai aš gavau visą autoritetą, dabar aš jums sakau, eikite. I don't know if you remember the film Lion King. Nežinau, ar atsimenate filmuką Liūtas karalius? Do you remember Simba, Atsimenat Simba? the little lion, Mažiuką liūtuką and Mustafa, the father lion? ir Mufasa didelį liūtą. And one day Simba, he runs away from the kingdom and he goes into the dark kingdom. Ir vieną dieną mažasis liūtukas jis pabėga iš savo karalystės į tamsybių karalystę. And he is attacked by the wild hyenas or wolves. Ir jį pagauna laukinės hienos. And he tries to protect himself. Ir jis bando save apginti. And he is roaring. Ir jis bando riaumoti. But it sounds just like a little cat. Bet skamba kaip mažytė katytė. And the wolves are laughing. Ir tie hienos, tie vilkai juokiasi. And then Simba is trying to shape up again, trying to make a second roar. Ir tada Simba toks atsistoja, išsitęs ir bando dar kartą pariaumoti. And then he roars. Ir tada suriaumoja. And then suddenly you hear this powerful roar of a huge lion. Ir tada išgirsti tokio stipraus didelio liūto riaumojimą. Because Mufasa came. Nes Mufasa atėjo. And he found Simba. Ir jis rado Simba. And as Simba was trying to roar, the father roared. Ir kai Simba bandė riaumoti, tėvas suriaumojo. And the hyena, they had to run away. Ir hienos išsigando ir And pabėgo. there's a phrase that Mufasa says Ir yra frazė, ką Mufasa tada to pasako the hyenas. hienams. And he says to them, if you ever come near my son again, Ir tėvas pasako, jeigu dar kartą prieisi prie mano sūnaus,
That is who Jesus is in our lives. That is who Jesus is in our lives, The Father. the Father. Yeah. Tai kaip Mufasas sako toms hienoms, taip Jėzus mūsų gyvenimuose irgi sako. He is the one with authority. Jis yra tas, kuris turi autoritetą. And when we speak, Ir kai mes kalbame, and we know that he is there, ir mes žinome, kad jis yra čia, we are not afraid of those who are against us. mes nebijome tų, kurie yra priešais mus. As the book of Romans says, Kaip laiškas romiečiams sako, and God is for us, Dievas yra už mus. who can be against us? Kas gali būti prieš mus? When we go in the name of the one who has all authority in heaven and on earth. Ir mes einame su vardu tuo, kuris turi autoritetą visur ir danguje ir žemėje. So the power and authority is not in us. Taigi jėga ir autoritetas nėra mumise, It is in him who sent us, yra tame, kuris mus siuntė, Jesus Christ. Jėzuje Kristuje. And then we come to the end. Ir mes priartėjom prie pabaigos. Because of this, Dėl to we commit to finish well. mes esame kaip ir pasiruošę pabaigti gerai. And Jesus says at the end, Ir Jėzus sako pabaigoje, and behold, I am with you always, žinokite, kad aš esu su jumis visad, even until the end of the age. net iki pasaulio pabaigos. I pray that I will end well. Aš meldžiu, kad jūs baigtumėt gerai. That is the prayer that I pray to God. Help me to end well. Ir ta malda, kurią aš pats meldžiuosi, yra Dieve, padėk man gerai pabaigti. And may you end well as well. Ir meldžiu, kad jūs irgi pabaigtumėt gerai. Know this. Žinokite tai. Jesus says to you, Jėzus jums sako. Jesus says to you this morning, Šį rytą Jėzus tau sako. behold, Saugokitės. I am with you. Žinokite, aš esu su jumis. Take that in. Take that into your heart. Priimkite tai į savo širdis. I am with you. Aš esu su jumis. Hear Jesus saying those words to you right now. Ir Jėzus tau šiandien čia sako. I am with you. Aš esu su tavim. As you go, Kai ir eisi, as you make disciples, kai tu darysi mokiniais, as you live your life in worship, kai gyvensi savo gyvenimą šlovinime, as you share your life with others, kai tu dalinsies savo gyvenimą su kitais, His promise is to you. kai pažadas tau, It is His promise. yra pažadas tau. I am with you. Aš esu su tavimi. Take that close to your heart. Priimkite tai arti, gilyn į savo širdį. Am with you. Aš esu su tavimi. So may we live well Taigi gyvenkime gerai and know that He is with us, ir žinokime, kad jis yra su mumis, even to the end of the age. net iki pasaulio pabaigos. So may the Lord bless you. Taigi Dievas tai laimina jūs. And thank you for the privilege to be with you here today. Ačiū už privilegiją būti su jumis čia dabar. So let's pray together. Pasimelskime kartu. Lord, we come to you, Dieve, mes ateinam pas tave. and I want to bless this church in the name of Jesus. Ir Jėzaus Kristaus vardu aš laiminu šitą bažnyčią. And may we take this word today, Ir kad mes priimtume šitą žodį šiandien. and may we apply it to our lives. Ir panaudotume savo gyvenimuose. As we come into a new week tomorrow, Kad ir nuo rytojus, kai kita savaitė may prasidės, we take these things with us kad mes neštumėmės tos dalykus su savimi. and live them in our Ir lives. išgyventume juos savo gyvenimuose. In the name of Jesus. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. 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 Thank you. Ačiū Johvanui, thank you Johvan. Ir laikas, galbūt kažkas nori kažką paliudyti, pasidalinti kažkokią patirtim, kažkokių gerų dalykų, ką